Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, kad Akmenės Radviliškio rajonų ir Šiaulių miesto gyventojams jau yra siunčiami mokėjimo pranešimai už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Šioje vietoje svarbus gyventojų dėmesingumas. Gyventojams visada svarbu žinoti, kad reikia mokėti rinkliavą, tai yra neišvengiama, valstybės teisės aktai yra nustatę, kad visa Lietuvoje, kiekvienos savivaldybės, kiekvieno regiono komunalinio atliekų tvarkymo sistema yra finansuojama tik iš rinkliavos ir visą laiką stengiamės priminti ir norėtųsi atkreipti pakartotinai dėmesį, kad vietinė rinkliava yra apskaičiuojama už einamosius metus ir turi būti mokama į priekį už einamosius metus. Vis dar pasitaiko po šitiek metų atveju, kai žmonės įsivaizduoja, kad negalima sumokėti iki galo metų ir tai yra klaidingas požiūris, todėl kad paprasčiausiai galima turėti tam tikrų rūpesčių dėl to ir, sakykime, atidedant vietinės rinkliavos sumokėjimą į metų galą ar termino pabaigą, tiesiog galima susidurti su situacija, kai jau bus klientas traktuojamas skolininku, ir dėl to galima patirti dar papildomas išlaidas. Jei visą laiką svarbu rinkliavą sumokėti laiku, vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimuose nurodytais terminais, jeigu mokama už visus metus arba bent jau už 1/4, tai turi būti padaryta iki ketvirčio pabaigos, ir jeigu mokama ketvirčiais, tai iki kiekvieno ketvirčio pabaigos jau turi būti įmoka. Tiesa, norima atkreipti dėmesį, kad visų patogumai šiai dienai yra sukurti ir pritaikyti skirtingi mokėjimo pranešimo gavimo būdai. Mokėjimo pranešimai, kaip ir visose srityse, yra pristatomi klientui patogiais būdais, tačiau tikrai rekomenduojam rinktis jau elektroninio mokėjimo pranešimo formą. Kodėl? Pirmiausia, iš tikrųjų yra teisės aktų reikalavimai pašto pristatymui ir jie reglamentuoja ir pašto dėžutės būklę, netgi kur ji turi būti įrengta ir dėja, bet vis dar daug pašto dėžučių neatitinka šitų reikalavimų, todėl siunčiant popierinį mokėjimo pranešimą egzistuoja didelė rizika, kad klientas gali jo tiesiog negauti, ar dėl kažkokios pristatymo klaidos, ar dėl netinkamos pašto dėžutės. Pirmiausia, elektroninį pranešimą 90% atveju, kad gausi. Ir antras svarbus aspektas šiuo atveju tai yra aplinkosauga. Žinoma, kad mes taupom tada popierio, ar ne kiekvienas. Ir trečias dalykas tai finansinis. Vis tik popierinio mokėjimo pranešimo siuntimas kainuoja ir Šiaulių mieste vieno mokėjimo pranešimo popierinio pristatymas kainuoja 1 eurą. Tikrai nėra privaloma vienokia ar kitokia mokėjimo pranešimo forma, bet reikia tiesiog įvertinti visus privalumus. Užsisakyti elektroninį pranešimą galima prisijungus prie Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro savitarnos. Nuo 2023 metais elektroninius mokėjimo pranešimus gaunančių juridinių asmenų skaičius augo 13%, o gyventojų net 63%. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administruoja Šiaulių miesto, Akmenės rajono ir Radviliškio rajono savivaldybių vietinę rinkliavą. Tai šių savivaldybių mokėjimo klausimais galima kreiptis į Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro, jeigu yra kažkokių neaiškumų dėl sąskaitos, ar ji negauta, ar reikia pasitikslinti kažkokius tai duomenis, ar galbūt dėl perskaičiimo, taip pat dėl skolų išieškojimo, tuo tarpu kitos regiono savivaldybės administruoja pačios. Gyventojai kviečiami sekti naujausią ir aktualiausią informaciją Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje.